tyrimas, tai Exacta tyrimas, kuris yra atliekamas onkologiniams pacientams, sergantiems pacientams. Ir kaip taisyklė dažniausiai yra atliekamas tiems pacientams, kuriems pirmos arba antros eilės gydymas yra neveiksmingas. Todėl, kad dažniausiai, aišku, yra atliekami detalų, ganėtinai ten nemažai tyrimų, imunohistocheminiai tyrimai, visą eilę imunohistocheminių, kai kuriais atvejais yra atliekama galbūt ir genetiniai tyrimai vienokioms ar kitokioms mutacijoms nustatyti. Aišku, labai džiugi žinia, iš tikrųjų tuo labai džiaugiuosi, todėl kad nuo kitų metų, man atrodo, vasario mėnesį ligonių kasos pradės kompensuoti platesnę onkogenetinę paletę, man atrodo, apie 22 genai bus tyriami ir bus toks tyrimas apmokamas onkologiniams pacientams. Tai reiškia, kad vėlgi tos individualizuoto gydymo galimybės prasiplės. Iš tikrųjų, bet jeigu kalbam apie Exactą, tai jis nėra vien tik onkogenetinis tyrimas, šiuo atveju mes kalbam apie plačią ganėtinai paletę. Tai vat jeigu pasižiūrėsim, šiuo atveju yra daugiau kaip 500, tai yra 511 onkogenų ir visos esančios tam tikros pažaidos arba mutacijos tuose onkogenuose yra išskiriama cirkuliuojanti naviko DNR ir vėlgi nustatomos tam tikros mutacijos, tai reiškia, kas tame kraujyje šiuo metu, kokie pokyčiai, pavyzdžiui, genetiniai pokyčiai yra, nes galbūt buvo nustatyta kažkokia tai mutacija iš naviko audinio ir dabar, pavyzdžiui, galbūt dėl ko nereaguoja pacientas į gydymą, galbūt tas auglys iš tikrųjų pakeitė savo genetinį profilį, atsirado vienokia ar kitokia mutacija, tai vėlgi ta laisvai cirkuliuojanti naviko DNR ištiriama. Kaip aš jau minėjau, naviko RNR yra ištiriama, kas irgi duoda tam tikrą informaciją, jeigu mes kalbam apie gydymą. Ir aišku, jeigu mes kalbam apie tas cirkuliuojančias navikinės ląsteles, tai tiesioginis tų gyvybingų ląstelių ištyrimas. Yra atliekamas tam tikras taip vadinamas chemojautrumo tyrimas, tai reiškia, kad tos ląstelės išskiriamos, jos paveikiamos cheminiais preparatais, ten daugiau kaip 50 chemopreparatų, kurie šiai dienai naudojami onkologinių ligų gydymą ir stebima tiesioginis poveikis šitoms ląstelėms. Kadangi cheminių preparatų skirimas yra ganėtinai aiškus, yra tam tikros dozės, kurios yra skiriamos 1 kilogramų paciento svoriui, tai šiuo atveju vėlgi yra tam tikros adaptuotos standartinės dozės, kurios yra atliekamos laboratorinėmis sąlygomis, paveikiamos tos ląstelės tam tikromis adaptuotomis dozėmis ir žiūrima, kiek ląstelių, navikinių ląstelių žūsta ir gydytojui po to pateikiama tokia tam tikra diagrama, kur aiškiai yra parodoma, koks procentas ląstelių paveikus šitą cheminę medžiagą, šitą citotoksinę medžiagą, koks procentas ląstelių žūsta. Be to atliekama visa eilė kitų tyrimų, tai yra atliekama ir mikrosatelitų nestabilumo, taip toliau. Tai viskas yra viename tyrime, po vienu apgaubta, kaip aš jau minėjau, Exacta, tai yra sudėtinis ir ganėtinai sudėtingas tyrimas. Tai nėra paprastas tyrimas, bet tai yra daugelio tyrimų tokia visuma, kurių pagrindų po to remiantis atliktomis studijomis ir publikacijomis ir publikuotomis studijomis yra pateikiamos gydymo rekomendacijos. Ir aišku, prie to dar turbūt norėčiau pažymėti, kad yra irgi vėlgi atliekamas ir vaistų saugumo, taip vadinamas farmakogenetinis tyrimas, kuris leidžia pasakyti, ar bus, pavyzdžiui, jeigu tas vaistas bus taikomas, kokie bus šalutiniai reiškiniai, galbūt tas pacientas vėlgi yra tam tikri požymiai, kad šitam pacientui bus labai stiprūs šalutiniai reiškiniai ir iš tikrųjų tas gydymas negalės būti tęsiamas. Tai vėlgi, kaip aš minėjau, visa eilė, matot, labai daug sudėtingų tyrimų po vienu skėčiu, po Exacto skėčiu. Ir matot, jeigu pasižiūrėsim, tai dėl to ir tyrimo laikas, tai yra nuo 14 dažniausiai iki 21 darbo dienos nuo to laiko, kai patenka mėginys jau į laboratoriją, o mėginys į laboratoriją patenka ganėtinai greitai, dažniausiai nukeliauja per 24 valandas specialiomis sąlygomis, specialioje tokioje pakuotėje, transportinėje dėžėje. Ir aišku, vėlgi čia truputėlį galbūt daugiau
tos informacijos, matot, pateikiami tikėtinai veiksmingų preparatų su indikacijomis sąrašai, tuomet neveiksmingų preparatų, chemojautrumo tyrimas, kaip aš jau minėjau, kuomet tos gyvybingos ląstelės paveikiamos cheminėmis medžiagomis ir čia, pavyzdžiui, matoma, kad miršta 71% ląstelių, o kitas, pavyzdžiui, koks nors jau paklitakselis, galbūt tik tai 43% ląstelių miršta. Tai yra pateikiama ir, kaip aš jau minėjau, farmakogenetinis toksiškumo gidas, imunoterapijos tinkamumo tam tikri žymenys yra pateikiami. Tai yra ganėtinai platus ir, aišku, skirtas galbūt ne pacientui. Tai toks tyrimo rezultatas yra skirtas būtent gydančiam gydytojui. Dėl to aš visuomet noriu pažymėti, kad gydantis gydytojas turbūt yra vienas iš pačių svarbiausių žmonių visame tame tarp laboratorijos paciento, tai vadinės gydytojas dažniausiai priima sprendimus, kokį gydymą skirti, kaip tą gydymą modifikuoti, kaip jį keisti, galbūt kaip jį adaptuoti. Ir aišku, dar vienas tyrimas, kuris gali būti atliekamas ir dažniausiai yra atliekamas Exacta tyrimo metu, to plataus ištyrimo metu, tai yra alternatyvių medicininių preparatų ištyrimas. Tos ląstelės taip pat yra paveikiamos. Visa eilė, ten apie 30, šiai dienai 32 alternatyvūs medicininiai preparatai yra naudojami. Tie preparatai yra užsakomi iš sertifikuotos, akredituotos vaistinės Berlyne, tai yra iš vokiečių vaistinės tam tikros. Ir šitais preparatais irgi yra paveikiamos vėžinės ląstelės ir vėlgi stebimas poveikis šitoms ląstelėms. Tai reiškia, kad ne šiaip, kad onkologinėmis ligomis sergantis asmenys kartais vartoja iš tikrųjų labai daug įvairiausių skirtingų papildų ir tikrai tie papildai gali kai kuriais atvejais netgi pridaryti daugiau žalos negu kad naudos. Tai šiuo atveju yra ištiriamas veiksmingumas tų preparatų. Pavyzdžiui, kaip šiuo atveju, kad vitaminas C, tai matot, chemojautrumo testas parodė, kad apie 55% ląstelių yra paveikiamos, jos žūsta, tai reiškia, kad tam tikros, bet čia mes kalbam ne tai, kad tai dažniausiai, jeigu mes kalbam apie alternatyvius medicininius preparatus, tai reiškia, kad tai yra dažniausiai intraveniniai preparatai, tai yra tam tikros jau visiškai kitokios dozės, negu kad standartinės dozės, kurios yra naudojamos kasdien, pavyzdžiui, ten vitamino dozė, dienos vitamino C dozė, tai čia yra jau visiškai kitokios dozės. Bet tai yra tam tikri ir alternatyvūs preparatai, kurie gali būti naudojami, kurie gali būti taikomi greta standartinio medikamentinio gydymo. Ir matot, jeigu pasižiūrėsim, tai tas vėlgi individualizuoto gydymo parinkimas yra lyginamas, vėlgi, jeigu mes lyginsim, nes Exacta tyrimas gali būti atliekamas tik iš kraujo, tai yra iš skystos biopsijos, tyriant cirkuliuojančias navikinės ląsteles ir atliekant visą eilę ir laisvai cirkuliuojančią DNR. Tiek gali būti atliekamas kartu, jeigu nusiunčiamas yra naviko audinio mėginys. Tai vėlgi buvo lyginta su naviko audiniu, tai matot, sutapimas iš tikrųjų yra ganėtinai didelis, nes atliekami, jeigu yra audinys, tai yra atliekami, pavyzdžiui, imunohistocheminiai tyrimai, jeigu yra tik tai kraujo mėginys, tai yra atliekami ir tyriamos tik ląstelės, atliekami imunocitocheminiai tyrimai. Tai iš tikrųjų rezultatų sutapimas yra tikrai labai aukštas, tai reiškia, kad tyrimas tiek atliekant vien tik tai kraują tyriant, tiek tyriant kraują ir biopsijos, pavyzdžiui, arba pooperacinės medžiagos mėginį yra ganėtinai aukštas. Bet visuomet tiesiog vėlgi irgi noriu akcentuoti, kad turbūt pats tiksliausias tyrimas yra tuomet, kada yra galimybė išsiųsti tiek kraujo mėginį, tiek naviko histologinį mėginį, tai reiškia arba biopsijos, arba pooperacinės medžiagos mėginį, nes tuomet informacija yra sugretinama, sudedama į vieną vietą ir padaromos iš tikrųjų bendros išvados. O čia tiesiog keletą galbūt atvejo analizių, kad irgi atliekant, kad kartais, matot, ir pirmos, ir antros eilės gydymai sunkiai veikia ir atliekami
kontroliniai tyrimai ir asmuo progresavo, čia išplitusi seilių liaukų karcinoma ir pavyzdžiui atlikus tyrimą ir atradus tam tikrą mutaciją, šiuo atveju PIK3CA mutaciją ir pritaikius taikinių terapijos gydymą šitam pacientui ir gretinant dar su kitu gydymu, tai iš tikrųjų rezultatai pasiekti ganėtinai aiškus, ganėtinai akivaizdus ir tikrai liga suvaldyta ir ligos progresas suvaldytas ir pasiekta dalinė remisija. Kitas, pavyzdžiui, lygiai taip pat irgi vėl atvejo analizė, kuomet krūties vėžys, estrogenų teigiamas, taip vadinamas hormoninis krūties vėžys, kuomet vėlgi skirtingi gydymai taikyti tiek vienas, tiek kitas, tiek matot, visa eilė ir iš tikrųjų progresavimas ir vėlgi kepenų metastazės padidėja. Vėlgi atlikus egzaktą tyrimą yra aptiktos vėlgi tam tikri žymenys, tai yra PIK3CA vėl mutacija aptikta ir skirtas gydymas remiantis šito tyrimo rezultatais. Ir aišku, jeigu pasižiūrėsit po 2 gydymo ciklų, ten kai kurie iš tikrųjų, kad ir radiologiniai tyrimo metodai, kuomet rodo, tai tikrai tas metastazių kiekis ženkliai sumažėjęs, tai reiškia, kad gydymas tikrai šitai pacientai tiko. Ir vienas turbūt iš pačių svarbiausių dalykų tai yra ne tik, kad ar ta liga yra pagydoma, suvaldoma, bet kai kuriais atvejais ta liga, aišku, jeigu mes kalbam apie vėlyvas vėžio stadijas, tai kaip aš jau minėjau, tikrai išgyvenamumo rodikliai yra tikrai žymiai mažesni, bet kai kuriais atvejais pasiekti vėl, kaip aš jau minėjau, tą tokį stabilę ligos eigą yra ganėtinai svarbu ir monitoruoti tą ligą yra ganėtinai susitvarkyti su tam tikrais vėlgi šalutiniais reiškiniais. Tai čia šiuo atveju buvo atlikta vėlgi ta studija, kurioje dalyvavo pacientai sergantis jau pažengusių vėžių. Ir šiuo atveju, jeigu pasižiūrėsim, aišku, visiems buvo atliktas egzaktą tyrimas ir geriausi rezultatai buvo tuomet, kuomet buvo taikyta terapija, atsižvelgiant žinoma į rezultatus, kada buvo tam tikri vėlgi žymenys, rodantis, kad tokia terapija gali būti taikoma, tai citotoksinė arba chemoterapija, gretinant su taikinių terapija. Tai matot, net 82% asmenų buvo gautas atsakas, teigiamas atsakas, geras atsakas. Aišku, jeigu taikoma tik tai chemoterapija, tai matot, tik tai 36% asmenų, tai 36% asmenų buvo gautas teigiamas atsakas. Ir aišku, dar vienas turbūt iš svarbių tų studijos rezultatų, kad gyvenimo kokybė tuomet, kada tiek metastazių kontrolė, tiek gyvenimo kokybė, kuomet parenkamas tas individualizuotas gydymas iš tikrųjų keičiasi ir matot, studijos, pavyzdžiui, šiuo atveju iš 112 pacientų, kurie tikrai ten progresavęs 4 stadijos vėžys, tos progresuojančios ligos stadijos pritaikius individualizuotą gydymą buvo likęs tik tai 12 iš 112 pacientų. Ir aišku, pati gyvenimo kokybė, jeigu pasižiūrėsim tiek simptomų valdymas, tiek visi funkciniai dalykai, iš tikrųjų labai pagerėjo, todėl žmonės, nes turbūt visi puikiai žinome, kad gydymas tikrai nėra lengvas, kad jį ištverti yra ganėtinai sunku, kad jis turi daug šalutinių reiškinių. Tai reiškia, kad jeigu pasiekiama ta tokia stabili gyvenimo kokybė ir žmonės gali grįžti į savo darbus, į savo mėgiamas veiklas, tai turbūt irgi yra vienas iš pačių svarbiausių dalykų. Ir čia vėlgi, kad su gydymu susijęs toksiškumas ir nepageidaujami reiškiniai, vėlgi, kadangi atliekama ta farmakogenetinė irgi analizė, jeigu ją yra atsižvelgama ir parenkamas tam tikras gydymas, kuris turi mažiausią tą, pavyzdžiui, toksinį poveikį. Tai matot, nei vienu atveju nepasireiškia 4 laipsnio su terapija susiję nepageidaujami reiškiniai ir visi tie nepageidaujami reiškiniai, pavyzdžiui, ten ar anemija, ar edema, ar anoreksija, ar nuovargis, ar pykinimas, vėmimas, visi jie buvo valdomi taip vadinamų standartinių priežiūros procedūrų pagalba. Tai vėlgi yra ganėtinai svarbu. O čia tiesiog vėlgi, kad ta studija, kuri buvo, tai turbūt jinai viena iš tokių tiksliausių, jeigu galima tai pasakyti, todėl, kad, kaip aš jau minėjau, egzaktą tyrimas, tai yra vienas didelis, nežinau kaip čia pavadinti, skėtis, krepšys, kuriame ar po kuriuo yra ganėtinai daug įvairiausių skirtingų sudėtinių
ir šiai dienai novatoriškų tyrimų, kuriuos po to jau visus susumavus tam tikrų dirbtinio intelekto programų pagalba ir ten dirbančių specialistų, nes vien laboratorijoje Anglijoje dirba apie 200 aukštos kvalifikacijos specialistų, tame tarpe ir onkogenetikai, ir imunohistochemijos specialistai, ir medicinos onkologai, ir jie tiesiog ir patologai, kurie patvirtina tą rezultatą ir pateikia tas išvadas gydančiam gydytojui. Tai dar kartelį tiesiog kam tas tyrimas gali būti atliekamas, tuomet, kada, kaip aš jau minėjau, pirmos, antros eilės gydymas nepavyko, kada vėžys atsinaujina, kada jisai greitai metastazuojantis. Ir aišku, naujai diagnozuoti galimai sunkaus vėžio atveju, kada ten ląstelių piktybiškumas iš tikrųjų yra labai didelis, ten blogai diferencijuoti vėžiai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aišku, vėlgi didelė rizika, kad gydymas gali būti nesėkmingas. Tai pavyzdžiui, kuomet yra žinoma, kad jau pacientas turi vienokią ar kitokią ten mutaciją, galbūt tokie pacientai yra sunkiai gydomi. Tai vat vėlgi gali būti atliekamas tas platus tyrimas, kuris daugiau kaip 90% atvejų tam tikros gydymo rekomendacijos atlikus egzaktą yra pateikiamas. Aišku, jeigu kalbam apie tai, kiek tos rekomendacijos gali būti pritaikomos, tai yra turbūt visiškai atskira tema. Todėl, kad taip Lietuvoje visgi lyginant su kitomis Europos šalimis nėra toks platus kompensuojamų vaistų pasirinkimas. Aš labai nuoširdžiai tikiuosi, kad tikrai ta situacija pasikeis ir kad tų vaistų, prieinamų vaistų, kompensuojamų vaistų bus daugiau, vis daugiau. Bet turbūt kiekvienas iš mūsų norim žinot, kad jeigu esant ypatingai kritinėms situacijoms, kad dar kažkokios galbūt galimybės yra ir kad tikrai tas gydymas dar gali būti pritaikomas. Bet aišku, kaip aš jau minėjau, ypatingai kalbant chemoterapinių preparatų, turbūt sąrašas tai Lietuvoje yra pakankamai didelis ir tikrai gydytojai turi iš ko pasirinkti ir turi ko gydyti pacientus, bet jeigu mes kalbam kartais apie taikinių terapiją, tai taip, taikinių terapijos preparatų Lietuvoje tikrai lyginant su kitomis šalimis, pavyzdžiui, ta pačia Vokietija, tai turbūt skiriasi apie 10 kartų. Tai vėlgi gydytojai irgi, kad ir gaunamas tas tyrimo rezultatas, turbūt ne visada gali pasinaudoti to tyrimo atsakymu, vien dėl to, kad, kaip aš jau minėjau, Lietuvoje gali būti toks variantas, kad šitas gydymas, pavyzdžiui, nėra kompensuojamas arba šitas gydymas yra kompensuojamas kitiems vėžio tipams. Tai vat, bet manau, kad tokia situacija tikrai keisis, nes, kaip aš jau minėjau, jau ir visiškai labai artimoje ateityje, už keletą mėnesių tikrai bus atliekami onkogenetiniai tyrimai, leisantis tiksliau parinkti taikinių terapijos preparatus. Tai aš labai tikiuosi ir turbūt kiekvienas onkologinis pacientas ir kiekvienas gydytojas tikisi, kad ir taikinių terapijos preparatų, prieinamų taikinių terapijos preparatų tikrai bus daugiau. Tai vat, kaip aš jau minėjau, tai šiai dienai mano nuomonė tai vienas iš išsamiausių turbūt skystos biopsijos tyrimų ir itin detaliai charakterizuojantis piktybinį naviką. Tyrimai atlikti, validuoti atlikus plačios apimties klinikinius tyrimus. Ir aišku, turbūt tikrai labai svarbu tą pabrėžti ir tą pasakyti, kad tikrai itin aukšto mokslinio diagnostinio lygio laboratorijoje yra atliekami. Todėl, kad tiek, kiek turi akreditacijų ir tiek, kiek turi tų patvirtinimų iš įvairiausių institucijų šitą laboratoriją, kurioje yra atliekami, tai tikrai ne kiekviena laboratorija, ten tikrai labai nedaug tokių laboratorijų Europoje, kurios gali